Sveiki visi, su jumis ir vėl aš po ilgosios, labai ilgos pertraukos Metsu Girl. Ir šiandieną pagaliau ir vėl žaidžiame mūsų Minecraft išlikimą. Taigi pradėsime. Aš per šią ilgą pertrauką šitą stumėjau priekį. Pažaidžiu štagas. Ir va, kaip matėte, namas tai mano dar vis tas pats didelis. Aš va parodysiu mapą. Kaip matėte, jis dar vis toks taip pat. Bet kas yra, kad aš jį čia pradėjau apstatinėti, ta prasme. Nes matėte, apatinis aukštas, jis labai yra platus, tai, sakykim, čia angliškai šitas varės, tai ten lova, miegot, čia tokia virtuvė, sakykim, tada, ką čia dar, čia tipo televizija, bet jo va taip va. Čia maždaug taip turėtų būti, na, taip sėdė už staliką. Aš supratau, kodėl... O, užlaginau vieną kilimėlį. Taigi, nežinau, kaip ir nieko daugiau va nėra. Laukio kaip ir niekas, tai nepasikeitė. Man čia man plėsiu praeitį. Ai, nu, firmą reikia nusirinkti. Kur pumpkin? Ai, dar jį turėjau. Tai sakau, pagalvojau, va, aplinką pasidekoruoti ir apsišviesti to pačiu, tai lenterių pasidarysiu iš jų. Primiršau, kaip daryti juos. Taigi... Tai sakau, tiek, tai karvių ferma, namai tokie pat, tai mažų ferma, javai, nuodus nusišert. Žinko šelto naujas reikia daryti. Tai... viskas. Ir šiaip žmonės... Žinau dabar, aš kai stengsiuos dabar greičiau kelt video, nu, žaisti, stengtis kelt, nes jūs patys žinot, mokslo metai, 6 klasė, sunkiausias, kaip keičiau kursas šitas. Pati pradžia su naujom dar šitom pamokom. Tai, na, žinau, na, laiko vis tiek irgi užima, tai reikia dirbti prie pamokų. Tai video netaip ir dažnai išeina jau kelt. Bet kai koks tik laisva minutėlė, aš tikrai stengsiuosi filmuoti kelti, jeigu net išeina, tai per dieną daugiau negu vieną vaizdo įrašą. Nes tikrai čia aš norėjau padaryti tokį gimtadieninį video. Ir aš kai ką turiu prie savo namų. Kažkur čia prie durų. Tai
čia turiu, na, čia žinoma, norėjau daryti gimtadieninį video, tai moliūgų pyragą pasidariau paprastą. Bet kaip mąstam, nieko neišėjo, nieko nedariau, tai. Lip. O žinai, ką padarysiu, einam į virtuvę, tą sakoma mano, ir čia yra padėti. Nu, ble, dar pasakyk, kad aš ant jau negaliu dėti tortų. Gerai, tada kitaip sutvarkysime. Pasiūlymų jokių nesulaukiau, nieko daugiau, kaip ir nieko negavau. Greičiau. Niekas gal iš tikrųjų nežino, bet iš tikrųjų aš užsiemu dziudo veiklą. Rytoj, nežinau, tikrai neįkelsiu mano video. Nes na, ta prasme, nes šitą, kaip čia sakys, na, aš juk negalėčiau, sakykim, ten vežtis kokio kompo, kad ir kameros, nefilmuot, bet, sakau, tikrai man nebūtų gaila su jumis dalintis mano nuopelnais, tai nes tikrai aš dažniausiai pasiėmiau šito dalyko iš, na, kaip čia pasakys, iš savo šitų tėvų, brolių, sesių. Nes, nu, jie iš vis mane išmokino viso gero, nes man, sakykim, aš net žinau, kad aš galiu net dėl va šitų dalykų gyvenime, čia taip, suprantat, pasimakaliot, bet vis tiek, tas dalykas yra, tai ir kaip atsimenat tą trečią video, kuris turėtų bent jau atsirasti, jeigu gerai va čia, tai na, tam video, kai su tuo crafteriu darėme, ir aš sakiau, na, tiksliau jisai sakė, kad kodėl tu baigei modą. Ir jo, na, ta prasme, aš baigei modą, bet su čikais. Aš norėjau, kad žaičiau. Bet tai taip nelabai man čia patinka, šiaip skčiaujant žaisti. Tai, jo. Čia šitie moliūgai. Ne! Ačiū Dievui, neatsiko. Taigi. Laukčiau pasiūlymų, kad dar galėčiau sakykim statyti, gal kur nors keliauti, gal pasikasinėti. Nu, tikrai description'e, jeigu jau tikrai labai jau tingit, tai galiu palikt, kaipgi, na, šitą visus, kur mane rast Facebook'e, Gmail'e, kur mane rast Twitter'e, YouTube'e, jeigu norit, gali palikt, kur mane rast. Nes dažniausiai, kai per kanalą šitos eini, žmonės mane nesieško, nes kai kas jiem būna pasiūlęs peržiūrėti, tipo, kad merga va čia daro video,
tai jie tiesiog neranda, nes būna labai tikrai daug pasirinkimo. Tai... Kažkaip. Tai, sakau, tai pasiūlė kažkada net na, jeigu jau labai asmeniškai norėsi dėl kažkokio dalyko, nežinau, net gal ir darysiu kokius konkursus, tipo, kad ten pastato, atsiunčia man nuotrauką ir štai gauna kokį nors prizą, kurį aš išsiųsčiau pas šito adresą, kaip daro dauguma tie tokie filmuotojai. Tai, jo. Nežinau, ką čia dar pasakius. O, reikia gal paspėti. Na, nežinau, man žmonės, aš tikrai kažkaip, nu, aš nesuprantu šitą valiuką. Nu, tai, sakau, man tikrai labai linksma, kai aš matau, kad žmonėm patinka, nes vieno video pagaliau net yra 6 peržiūros. Ne, 10 peržiūrų prenumeratorių ir kitais ne vieno. Tai tiesiog, jeigu jums patinka, nebijokit prisijungti su Gamailu prie YouTube ir nebijokite pamėgti like ant kiekvieno video. Nebijokite pamėgti kaskart subscribe. Tai kaip jūs ir suprantat. O, čia atsiprašau, čia buvo šit sumovimas. Kamera vienas pusė, Minecrafto pusės užsidengia. Tai nežinau, ką čia dar pasakęs. Ai, dar vienas dalykas, žinau, kad tikrai žmonės žiūrit, peržiūrit video, tai tikrai noriu, kaip čia jūsų paklausti apie dalyką, pasiūlykit serverių kokių žaist. Aš žinau gal jums, kad nedrasus, sakykim, ten rašyt, bet nebijokit pakomentuoti, klaidas pasakyti, nes tikrai galima, na, aš ne kaip kiti, sakykime, Minecraft'o youtuberiai, ir vėl. Na, kad jie tipo sako, tai kad, na, kodėl iš to taip maždaug, kad elgiatės su mumis, tipo, kaip jūs galite taip sakyti, kad mes nuobodžiai darom ten ir taip toliau, bet iš tikrųjų komentarų va tokių apie tavo kūrybą ypač reikia žmogui, nes tu tiesiog pats tada suprasi, kad tas žmogus yra teisus, kad jisai gali ten, iš tikrųjų, tie pasakymai gali net padėti. Blech, man reikia labos. Ir sakau, tikrai žmonės vieni nesupranta, ką reiškia tas darbas. Ne, vieni tai aš tikrai, jie patys, ta prasme, ne taip pasakiau, net ne žmonės, bet patys youtuberiai, jie nesupranta, koks jų darbas. Mūsų darbas kelti video YouTube'ą, kelti žmonėm nuotaiką ir kreipti dėmesį ypač komentarus, kurie pasako, kad ką tu ne taip darai, nes gal net gali tavo reitingus tie visi pakelti pasakymai. Nes tikrai kiekvienas žmogus turi turėti savo nuomonę, turi nebijoti jas išreikšti. Na jo, aš už nesąmonės dabar kalbu kokius pamokus. Bet nežinau, ką šitam video daryt.
Kitą gal norėčiau pasistumėti ant arba eitume kažkur pakeliaut, paieškot kažko. Arba, manau, nežinau, siūlykit jūs. Aš arba norėčiau gal varyti nors po žemėm. Arba norėčiau kur nors pakeliauti ir vėl pasiklysti. Kaip ir man būna visada. Aš to nekenčiu. Jo, tai dabar filmuoju grįžus po mokyklas ką tik. Gal nestėmų klausimas, bet vienas, kaip čia klausimas, gal nestėmų šitas dabar kalbėjimas, apie ką kalbėsi, tai vieną kartą žmogus mokykloje, kuris žiūri mano video, atpažino mane, nors niekam nebuvau dar rodžiusi pagal ten prašymą, kai paprašė, sakykim, kad ten ateik, ten padėk kažką, dar nekartą nebuvau su juos stikus, ta prasme, ir taip išėjo, kad jisai mane atpažino, na, ir mes, kai susitikom, jisai iškart pribėjo, na, iš balso tiesiog grinai atpažino, bet tai buvo ne jinai, bet tai buvo ne jisai, net buvo jinai. Ir jinai tiesiog pamačius, kaip išprasėjus lėkia, na, iš tikrųjų, ji buvo pirmokė. Tai, na, kaip čia pasakius, tiesiog, kaip čia pasakyt, klausia, ar negalėtum, kada ateiti į mokyklos kompą ir skurti video joje. Aš pasakiau, aš tikrai galėčiau, bet man reiktų erdvės, kur nieks nevaikštų, net nežinau, nebent po pamokų mokykloje, bet, na, kaip čia jums pasakyti, tai mergaitai, tai, jinai gal tikriausiai nesupranta, kas yra dalykas daryti tą video, nes tikrai youtuberiai gali pasakyti, tikrai nėra lengva, kai tu stengies pradžiuginti tą žmogų, o jam dar net nepatinka, tipo maždaug, kaip tu taip gali daryti. Bet, sakau, iš tikrųjų, tai gal ir galėtume kada nors taip pabandyti šit ekstremą užmes mokyklai padaryti, bet vis tiek tada man dar reiktų kompą mokyklai nešti, viskas tikrai yra didelė problema, tenais klasėje su visais tais vaikais, tiksliau mano klasiokais, nes jie čia tokie kaip prikvaišėliai kokie. Tai jie tiesiog, jeigu tu atsineši kokį daiktą, kas patinka jiems, nu, man nereikia to dėl to norėti. Tai jie iškart, arba, na, jeigu tu jam neduodi, tai nueina pasako tam, kad tikrai priverstų arba pasidėtą daiktą, arba pas direktorių iš vis nunešti tą daiktą, bet dažniausiai tai turi visą laiką arba slėptis ir nerodyti tiem. To. Kaip tu, blečia? Suka tu. Aš nežinau, žmonės. Nu, vienu žodžiu, lauksiu, kelsiu. Taigi, su jumis buvau aš, Mads Girl, ir ate.